Sveiki, draugai. Šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir jeigu netyčia nematėt praeitos savaitės epizodo, tai rekomenduoju nubėgti pažiūrėti, nes šis epizodas yra antra H80X kameros apžvalgos dalis. Tai šiame epizode šią kamerą pritvirtinsim prie namo, pabandysim patestuoti, pažiūrėsim, kaip viskas veikia, prabėgsiu pro programėlės funkcijas ir parodysiu, kiek iš tikrųjų daug kameros ir funkcijų gaunate už palyginus nedidelę kainą. Tai važiuojam. Taip, tai numontavau savo turimą C8W modelį ir į namo pastogę primontavau naują H80X kamerą ir pabandysim patestuoti. Ir, kaip matot, kamera aptinka mane ir jeigu eičiau į šoną, jis sukasi ir seka mane kartu. Ir jeigu greičiau einu, vis tiek kamera mane seka. Kaip matot, kamera pakabinta pačiam viršui. Tiksliai nepasakysiu, kiek metrų aukštis, bet kažkas apie 4 metrus turbūt. Tai galbūt šiek tiek aukščiau negu reikėtų ją kabinti, bet manau, kad turėtų visai neblogai veikti. Tai dabar pabandysiu padaryti porą testų taip, kaip dabar matot, su papildomu pašvietimu ir tada išjungsim visiškai šviesas, kad būtų visiškai tamsu. Palyginsiu su telefono vaizdu, parodysiu, kaip iš tikrųjų lauke tamsu. Tai va, pabandom. Ir įsijungiam Izvizo programėlę, galim matyti kameros vaizdą, tą, ką ji dabar rodo. Pačioj turim daug skirtingų nustatymų. Kaip matot, turim snapshot, pirmas galim padaryti nuotrauką, turim record, tai reiškia, kad galim įrašyti vaizdą, turim PTZ funkciją, kurią paspaudus galim valdyti kameros vaizdą į šonus ir aukštyn žemyn. Turim talk funkciją, kurią paspaudus galim įjungti two-way talk funkciją ir pasikalbėti su prieš kamerą esančiu žmogumi. Taip pat turim definition, kur galim pasirinkti peržiūrimo vaizdo kokybę, kas yra labai aktualu, jeigu turit ribotus mobilius duomenis, tai gali padėti taupyti internetą. Ir tai neturi įtakos kameros įrašymui, nes kamera visą laiką įrašinėja į kortelę arba į cloudą pačia didžiausia raiška. Turim sleep funkciją, kuri užmigdys kamerą. Taip pat turim auto patrol funkciją, tai mano prieš tai minėtas patruliavimo režimas, 360 laipsnių picture. Kamera padarys vieną didelę nuotrauką. Iš esmės tiek pagrindinių funkcijų, paspaudę krumpliaratį esantį dešiniam šone viršui, galim įjungti išmanų aptikimą, šiuo metu įjungtas žmogaus aptikimas, taip pat galim įjungti automobilių ir pasikeitusio vaizdo aptikimą. Tai paliksim įjungtą žmogaus aptikimą, galim nueiti į pranešimus, juos irgi įjungsiu, galim eiti į audio nustatymus. Kol kas garsiniai pranešimai yra išjungti, bet galima įjungti garsinę sireną, vieną piptelėjimą, arba galim pasirinkti custom sound, kur jau prieš tai sakiau, kad galim įrašyti savo pasirinktą garsą. Dabar įrašysiu. Teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Viskas įrašom tokiai. Teritoriją išsaugom ir turim garsinį pranešimą. Taip pat turim image settings, kur galim pasirinkti spalvotą ar nespalvotą naktinį filmavimą. Galim įjungti EVDR, tai jisai bus aktualus spalvotam filmavimui. Taip pat labai įdomus dalykas, turim lens defogging, ir tai yra funkcija, kuri neleidžia lęšiui aprasoti. Ir toliau turim vaizdo spalvų stilių ir, kaip matot, turim naktinio filmavimo skirtingus pasirinkimus. Šiuo metu įjungtas Intelligent Fill Light, tai reiškia, kad kai bus aptiktas judesys prieš kamerą, kamera įjungs papildomą pašvietimą. Tokiu būdu yra išgaunamas geriausias spalvotas vaizdas tamsoje. Mums yra aktualiausia pažiūrėti, kaip ši kamera filmuoja be papildomų pašvietimo, todėl kameros pašvietimą išjungsiu. Ir viskas. Iš esmės, taip pat dar turim PTZ nustatymus,
šiuo metu yra fixed view, tai jungsim flexible view, tai kamera aptikus judesį jį seks ir galim pastebėti, kad prie device information turim raudoną taškiuką, kas reiškia, kad kameros programinę įrangą reikėtų atnaujinti. Tai tą būtinai padarom, spaudžiam upgrade, atsinaujinam į pačią paskutinę programinę įrangą, tokiu būdu kamera turės pačias paskutinės funkcijas ir veiks stabiliausiai. Taigi, kadangi turiu išmanių namų nemažai funkcijų, išjungsiu lauko pašvietimą. Dabar galiu jungti kamerą, parodyti, kad iš esmės turim visišką tamsą. Ten toli šviečia mėnulis, tai greičiausiai mėnulis šiek tiek pagelbės, šiek tiek nuo langų sklindančio šviesos turėsim. Dabar einu priešais kamerą, kaip mato, telefonas va tokį vaizdą mato. Tikrai visiška tamsa. Tai teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Kaip girdim, suveikia. Teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Kaip girdim, suveikia garsinis pranešimas ir jisai veikia tol, kol aš čia esu priešais kamerą. Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo vaizdas. Teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Ir mane rodo dideliame ekrane. Ir teritorija stebimo vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Išjungs garsinį pranešimą. Ir kaip matot, kamera priartina vaizdą. Ji mato mane. Galiu iškelt ranką, pamojuot. Ir kaip matot, visiškai tamsoj matom spalvotą vaizdą. Ir turim papildomą mažą ekranėlį, ant kurio paspaudę galim matyti platų ir priartintą vaizdą. Ir kaip matot, aš galiu vaikščiot ir kamera, kaip matot, mane seka, kad ir kur aš einu. Ir dabar testo sumetimais jungsim tik nespalvotą naktinį matymą. Kamera turėtų persijungti į AR pašvietimą. Taip, kaip matom, tai ir įvyksta. Ir naktinis AR pašvietimas veikia taip pat super gerai. Pabandysiu nueiti dar toliau. Ir dar pabandysim pajungti Smart Night Vision. Taip. Įjungus Smart Night Vision, kamera įjungia LED pašvietimą, kuris yra itin ryškus, sakyčiau. O pažiūrėjus į kamerą, kaip matot, vaizdas, sakyčiau, super kokybiškas. Dabar, aišku, nelabai matosi, bet pačioj kameroje įsijungia pašvietimas. Ir įjungus Smart Night Vision, kaip matot, LED pašvietimas šviečia itin ryškiai. Ir jeigu palygintume, kaip prieš tai buvo visiška tamsa, tai dabar kažkiek su tuo pašvietimu galima matyti. Šešėlis jau. Taip, dabar testo sumetimais girdite ir matot vaizdą tiesiai iš H80X vaizdo stebėjimo kameros. Taip, aš grįžau. H80X kamera ištestuota. Trumpai apibendrinkim. Mano galva kamera stovi visa galva aukščiau už jos pirmtaką C3W kamera. Turi begalę išmanių funkcijų. Jau net nekalbu, kad kameros valdymas visomis kryptimis yra milžiniškas pliusas. Fiksuojamo vaizdo kokybė taip pat yra super gera. Patį vaizdą priartinus pačioj programėlėje veidai matosi ryškiai. Taip pat dieną galima nesunkiai žiūrėti automobilių numerius. Tikrai, manau, geras sprendimas privatiems namams ar verslams. Ir ši kamera iš esmės gali atstoti kelias mažesnės kameras. Tai jeigu šios H80X apžvalgos bent kažkiek patiko, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisit pačių naujausių produktų apžvalgų. Jeigu kažkokiu būdu nematėt pirmos šio video dalies, kur kamerą išpakavau ir pridėjau prie programėlės, tą padaryti galite paspaudę ant raidelės kažkur čia. Visas šias ar kitas mano apžvelgtas EasyViz kameras įsigyti galite easyvizlife.lt. Primenu, kad visoms kameroms taikoma net 3 metų garantija ir sekančios dienos nemokamas pristatymas. Tai net nebejoju,
kad artėjant didžiausiams metų šventėms ši kamera galėtų būti labai gera kalėdinė dovana. Tai šiam kartui manau tiek, jeigu turit kokių nors klausimų, visada galite pakomentuoti po šio video, visus komentarus stengiuosi atsakyti. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.